Sveika, turbūt pagalvojai. Ir vėl į čia, turbūt pagalvojai, kaip jį puikiai atrodo. Esu tam, kad atsakyčiau jūsų visus klausimus. Klausimus susijusius su grožiu. Šiandien pasidalinsiu savo pačios paslaptimis ir taip pat pati dar sužinosiu daug naujų dalykų, lankydamasi grožio ir terapijos bei chirurgijos centre Sugihara. Taigi, praleidžiam dieną su manimi. Dažniausiai mėgstu paryškinti akis. Ir vis tiek norisi tokio ryškaus ir tokio skvarbesnio žvilgsnio. Taip kad mano mėgiamiausias. Be abejo, labai patinka ir raudonas lūpos. Kartais ir jas taip pat darau ir jeigu raudonas lūpos, tai tada aišku, akių makiažas turi būti švelnesnis. Dažniausiai tada renkuosi švelnų šviesų akių šešėlį ir paprasčiausiai pravedimą. Ir blakstienas, aišku, tankiai pridažytas blakstienas. Šiandien su Vaida dabar darome vakarinį makiažą. Tokį, kokį dažniausiai išrenkuosi eidama į vakarėlius, filmuodamasi laidoms ir fotosesijoms. Dienos metu su tokiu makiažu manęs nepamatytumėt sutikę gatvėje. Nebent aš eičiau po kokio nors fotografavimas. Nes dieną renkuosi labai natūralų, subtilų. Švelniai padažytas būna akis ir švelnios lūpos. Tai lūpų blizgesys naudojamas. Be abejo, skaistalai dar skruostams. Asta itin rūpinasi savo veido oda. Todėl jos oda yra tokia graži, lygi ir skaisti. Tai ne tik puikus makiažas. Kai jūsų oda praranda drėgmę, pabandykite Ivostin Hydratija priemonės. Jau pats šios linijos pavadinimas nurodo paskirtį – drėkinti, drėkinti ir dar kartą drėkinti. Šių produktų sudėtyje esantis keramidai atkuria odos lipidų struktūrą, avokado aliejus saugo ir stiprina odą. Ivostin kosmetiką galite rasti tik vaistinėse. Vaida nuostabiai padažė akis ir akių šešėliai yra uždėti labai gražiai. Ir aš tiesiog makiažą užbaigsiu tankiomis vešliomis blakstienomis. Būtent viena iš tokių gudrybių mano naudojimo yra blakstienų pagrindas, kuris blakstienas pamaitina, jis prailgina. Tada dedu tankinantį, ilginantį blakstienų tušą. Mano blakstienos palaipsniui tampa labai vešlios, ilgos ir tankios. Ir galima vadinti tokios dramatiškų blakstienų efektas. Daug pridažytos tankios blakstienos vakarui, kad sukurčiau dramatiško žvilgsnio įvaizdį. Mums veiklioms moterims, kada mes daug važinėjom po miestą, turim sutvarkyti daug įvairiausių reikalų, tikrai praverčia protingas automobilis. Ne tik gražus, bet ir protingas, paminėsiu. Taip kad šiandien aš išbandau naujausią Audi A7 modelį ir kol kas jo dabar mėgaujuosi. Man patinka prabanga, bet paminėčiau, kad tai yra ne tik prabangus, ne tik gražus, ne tik stilingas, bet ir labai patogus automobilis. Tikrai vienas malonumas vairuoti. Iš tiesų daug laiko praleidžiu mieste ir tenka dažnai važiuoti iš vienos vietos į kitą, parinkinėti drabužius, vykti į įvairias fotosesijas. Taip kad maliesi ir maliesi po tą miestą iš tiesų. Tai tas patogumas yra labai svarbu. Labas rytas, Asta. Malonu matyti Jūs mūsų klinikoje. Girdėjau, atėjote šiandien atlikti ozonoterapijos procedūros. Taip, teko girdėti apie šią procedūrą ir kiek žinau, daugelis užsienio žvaigždžių ją darosi. Kuo jinai yra ypatinga?
Na, jinai yra ypatinga tuo, ypač moteriams. Tai, kad stiprina imunitetą, skaistina veido odą, gerina savijautą, suteikia energijos, darbingumą. Labai įdomu, išbandysim. Taip, dabar mes sąstai atliksime ozonuoto fiziologinio tirpalo infuziją į veną, tai yra bendrai savijautai pagerinti, kadangi ozonas patekęs į kraują, deguonim aprūpina visą mūsų organizmą. Išsiplečia visos kraujagyslės, pačios smulkiausios, pagerėja apykaita visų audinių, organų, sušyla mūsų galūnės, pagerėja nuotaika, suteikiama energijos. O kas tai yra ozonas? Ozonas, mes visi žinom iš mokyklos, kad tai yra O3, vadinamas taip, tai atomis, elementas, kuris turi 3 deguonies atomus. Ir patekęs į organizmą, mūsų ozonas, jisai atpalaiduoja tą laisvąjį deguonį ir būtent tas laisvasis deguonis yra ir išnešiojamas, jis yra aktyvus po visą mūsų organizmą. Po procedūros dažniausiai žmogus būna kupinas jėgų, pagerėja nuotaika. Dėl to šitą procedūrą labai mėgsta dirbantis ir skubantis žmonės, kurie labai daug dirba. Tai vadinama, turi tą lėtinį nuovargio sindromą. Kuo jisai pasireiškia? Tai vadinama, tai galvas skauda, nemiega, susikoncentruoti negali, dirbti negali, minčių neturi. Tai šitą procedūrą idealiai tinka būtent tiems. Ačiū Jums labai, lauksiu gerų poveikių. O Jums, mielos moteris, veiklios moteris, pasakyčiau, kad ši procedūra būtent mums. Išbandykime ozoną. Viena iš mano grožio paslapčių yra tai, kad aš niekada nerūkiau ir niekada to nedarysiu. Bet jeigu tu rūkai ir nori mesti, bet neužtenka ryžto, tau tikrai pagelbės grožio terapijos ir chirurgijos centras Sugihara. Čia galima mesti rūkyti lazerių pagalba. Šiais laikais dabar jau rūkimą galima pagydyti lazeriu ir ši procedūra yra gan veiksminga ir jau išgelbėjo, jei ne tūkstančius, tai šimtus rūkorių. Pati procedūra, jinai yra akupunktūros analogas ir veikia per ausų taškus. Tai paprastai po procedūros, kuri trunka apie 30-40 minučių, išėjęs rūkorius, jis neturi nei minčių apie rūkimą, nei didelio poreikio, nei potraukio, tai jis laisvai gali atsisakyti rūkimo ir tai jam nekelia jokios kančios. Tai yra visiškai neskausminga ir nekenksminga, tai yra labai patogu, todėl kad nereikia vartoti jokių vaistų ar cheminių preparatų, yra neduriamos adatos, tai nėra jokia intervencija į žmogaus kūną ir pati procedūra yra labai palaiduojanti ir maloni. Daugelis rūkančių žmonių save pateisina, kad rūkimas jiems nuima stresą. Bet aš manau, kad geriausia rinktis yra ozoną, o ne cigaretę. Apie grožį kalbamės su plastikos chirurgu daktaru Dariumi Radzevičiumi. Man tenka dažnai keliauti ir dažnai sutikti įvairiausių moterų, lankytis įvairiose vietose, renginiuose. Ir aš pati kaip mados ir šou verslo atstovė tikrai daug pastebiu. Taip, kad galbūt daugiau užsienį negu Lietuvoje, bet daug moterų, kurios paliečia savo veidą ir būtent matau tas plastikos chirurgijos visokias pasiekmes ir kartais pašiurpstau, kartais grožiuosi. Kodėl taip yra? Aš manau, kad pirmiausia jūs matote blogos plastinės chirurgijos pavyzdžius. Mes tų pavyzdžių matome iš tikrųjų daug, įsijungia pagrindė Rusijos televizijos laidas ir Pugačiova, Gurčenko, Leontjevas, aš manau, kad tai yra blogos plastinės chirurgijos pavyzdžiai. Ar tai yra kalti gydytojai? Aš drįsčiau abejoti. Iš tikrųjų, galbūt pirmiausia, tai yra kalti patys klientai, patys pacientai, kurie nori 60 būdami atrodyti kaip 30 metų, kas yra neįmanoma. Ir kai jų noras yra būtent būti taip jaunai atrodyti, tai ta atliekama operacija vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, galbūt ketvirtą kartą, audiniai gyja gerokai blogiau
Veidas tampa vaškinis, veidas tampa mumija. Bet ką Jūs manote apie ypatingai merginas, jaunas ir taip gražias merginas, kurios ateina kažkokių korekcijų, tarkim, lūpų papūtimas. Aš kartais tikrai matau labai gražias merginas ir su per daug nenatūraliai, tarkim, lūpom papūstom. Ką Jūs apie tai manote? Ką Jūs joms pasakote? Aš manau, kad tai yra blogai, be jokios abejonės. Aš manau, kad jeigu lūpa iš tikrųjų, viršutinė lūpa yra gerokai mažesnė negu turėtų būti, tai visiškai normalu, kad pacientė nori turėti proporcingą lūpą. Bet jeigu tos lūpos yra absoliučiai normalios, gražios, putlios, seksualios, aš nematau prasmės jas dar labiau putlinti, nes iš tikrųjų tai taps nebegražu. Yra galbūt kitas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, yra kažkoks toks susidaręs mitas, nežinau dėl ko jis yra, bet yra manoma, kad kuo anksčiau pradėsi leistis botuliną, tai tuo bus mažiau raukšlių senstant. Tai yra, tuo mes labiau sulėtinsim senėjimo procesą. Tai nėra tiesa, iš tikrųjų. Ir nereikia pradėti leisti botulino toksiną 25 metų amžiuje. Jį reikia leisti tada, kada iš tikrųjų yra problema. Šitoje srityje svarbiausia jausti tą saiką, o svarbiausia, aišku, jaustis pačiai gerai, mylėti save, jausti saiką ir gražiai senti, mokėti gražiai senti galų gale. Nežinau.